Sveiki, jūs žiūrite rubriką Savaitės svečias. Ir mes toliau bendraujame su Elvyra. Labas, Elvyra. Sveiki. Sveiki. Taigi, kur, Elvyra, nersim šiandien? Aš manau, kad perėjom iš tikrųjų per didžiulės bangas, didžiulės kopas, didžiulius kalnus. Iki šio momento, kai mes matom Elvyrą sėdinčią, gražią, pilną energijos, pilną vilties. Tai pasidalink su žiūrovais mūsų, kaip tau sekasi šiandien būtent išlikti tame grožėje, toje laisvėje, viltyje, Dievo šviesoje. Galiu kalbėti apie tai nuolat. Ir šiandien, kai laukia iš Dievo tai, ką Jis daro naują, tai ta kelionė, žinai, kad jinai niekad nesibaigs, nes amžinasis gyvenimas yra pažinti jį. Tas, kuris viduje, manyje, tavyje ir kiekviename iš jūsų. Tai ir ta kelionė, jinai gyva. Ir tu labiau save pažinti gali, nes mūsų tikra tapatybė yra Jėzuje. Ir ta kelionė sugrįžti į save, į tą, kur nuo pat pradžių buvau sukurta. Ir su tokiu tikslu einant mokinystės keliu, ko tolyn, to įdomiau. Ko tolyn, to giliau į Dievo ramybę, į Dievo džiaugsmą. Į tvirtesnis yra tas jau įsitvirtinimas, stovėjimas ant to pagrindo teisumo. Nes nėra tikslo, kad pasislėpti nuo kažko, nes Dievas kiaurai viską mato. Ir jo tikslas viskas, kas paslėpta, iškelti ir kad būtų apšviesta. Tai dabar aš ko tolyn, to labiau džiaugiuosi, mėgaujuosi gyvenimu pačiu. Ir ką aš bedaryčiau, aš visur atnešu kaip tarnystę jam, nes aš atstovauju jį, jo meilę, tiesą, šviesą. Ir ką bedaryčiau, ar šeimos santykiai, ar savo mėgstami užsiėmimai, ar darbas, ar veikla. Viską aš darau širdimi, mokinuosi daryti širdimi. Ir kiekvienas žmogus, tai yra galimybė atnešti jam gerą žinią. Prisiliesti arba paslaugą, maistu, svetingumo dovaną arba kitais darbais, visur aš galiu kalbėti su juo, nes žmonės iš tikrųjų tai ieško jo. Kadangi dabar mes esam Juodkrantėje visas tas dienas ir Juodkrantėje aš darbuojuosi spa centre, tai aš būtent čia ir atnešu irgi tą žinią, nes žmonės ieško poilsio, kadangi Dievas sako, bijok neįeiti poilsį ir yra įvairių poilsių, net pasivaikščiojimas miškų, prie jūros, prie marių, tai yra poilsis ir atsipalaiduoti ir nuolat viduj galima tęsti bendravimą su Dievu, ką bedarytum. Dar aš auginu pomidorus, vėl sugrįšiu, ne? Veislinius. Jo, ir šiais metais tai 180. Tai yra nesuprantama būdu, bet ten yra tiek daug apreiškimo ir tai yra toks skonis. Ir mesgi visi ieškom to skonio gyvenimo, ne? Kai kūriam santykius, ten yra, kur mes galim būti savimi ir praturtinti vienas kitą. Man be galo patinka susitikti su mūsų komanda, kai mes darom tos retrytus. Ir dabar, kai mes ruošiame stovyklai, tai prieš tai mes buvom suvažiavę iš visų miestų, kampelio ir būtent dalintis. Mes kiekvienas turi tą pergyvenimą su Dievu.
ir mes taip praturtinam vienas kitą. Tai kiekvieną kartą susitinkant, tu lauki, ką Dievas darys dabar ir lauki iš jo. Toliau aš turiu santykius su savo vaikais, su savo anūkais ir ten visur, kur matau kažkokias rytis, nėra pilnatvės Dievo, aš savo maldos kambarėlį atnešu visą tai. Einant prie vakarienės, aš primenu savo ir dėkoju Dievui už tą sandorą ir aš atnešu visą savo šeimą, visus artimuosius. Tai kad tą gyvąjį vandens upę galiu nukreipti į viską, ką Dievas man duoda, prie ko prisiliesti. Ir jeigu naujas žmogus, kažkoks klientas, tai aš irgi atiduodu Dievui šitą žmogų ir klausiu Dievę, o ką tu esi paruošęs jam. Ir būna taip, kad jo ten keli masažai, arba aš administruoju spa centrą savo dukros ir taip pat darau raindrop masažus, tai su eteriniais aliejais, jie yra gydomiosios paskirties. Ir jau pats Dievas įdėjo į augalus tos kvapus ir yra biblinė kolekcija, tai yra myra, izopas, kai būdavo patepimas į kažkokią veiklą, į tarnavimą, tai iš Dievo yra spalvos, iš Dievo yra kvapai. Visa, ką Jis sukūrė augmenyje, sakė, tegul būna jum tai maistas ir vaistas. Bet svarbiausia, tai ką bedarau, aš galiu širdimi prisiliesti prie to žmogaus širdies. Ir kadangi Dievui rūpi, kad jo meilė tekėtų į viską, ką mes darom, ką bedarytum, daryk kaip viešpačiui. Tai labai praktikuoju šitą dalyką ir būna prasideda darbas, tu darai masažą, paslaugą, geri arbatą su klientu, bet Dievas taip pakreipia mūsų pokalbį, ar galiu pasimelsti. Žmonės sako taip, duoda rankas ir aš atnešu į tą karalystę, kurią esame mes perkelti. Nes, aš galiu viską daryti, bet eik ir gydyk ligonis, išlaisvink pavergtuosius, ogi siela yra pavergta, kai jinai yra kažkur į melą. Taip, o ar buvo tokia atveju, kad būtent su visais nepažįstamais klientais, kaip tu sakai, tu už juos pasimeldėjai ir ar buvo tokia atveju, kad žmogus pradėjo domėtis toliau ir priėmė Jėzų galbūt, arba jūs bendrauja toliau? Jis nori kontaktą ir toliau kai kas pareiškia norą būtent bendrauti, nes tai yra pradžia ir žmogus prisiliečia, tarsi, sako, aš buvau tokiam baltume, arba kaip erelis pakilo mano siela, net būtent masažo metu, ne? Tai labai džiaugiuosi, kad toj ramybėj, kur nuolat pati būnu, džiaugsme, aš matau Dievą veikiantį. Ir tuomet, kur aš esu, ką bedarau, aš darau kaip jam. Ir tai nuolat tęsiasi. Ir dabar, kadangi iš visų tų dalykų svarbiausia yra meilė, kur mes su tavim kalbėjom, kai turim tiesioginį eterį, ne? Ir tą meilę reikėtų kiekvienam žmogui tarsi iš kito kampo pasakyti, nes mes sukurti, kad leistume Dievui mylėti mus. Ir ką bedaryčiau, įsiskaito tik tai, jeigu man pavyktų jo meilės tėkmė per mano širdį, kaip įpakuoti visą paslaugą, visą mokymą. Ir jau antrus metus vedu proto atnaujinimo studijas. Ir jau nemažai tų grupių buvo ir mes pereinam tokiais sezonais, lygiais. Ir tos grupės, kurie jau 4 lygius praėjo. Tiesiog aš jau ruošiu ir raginu juos tęsti Biblijos studijas. Nes jie mato patys, kaip jie kitaip meldžiasi, kaip jie kitaip reaguoja į situacijas.
ir net žmonės, kurie lanko katalikų bendruomenės, jie puikiai pagauna tą esmę, žodį patį, kad jis ir yra Dievas, ir tai yra asmo, ir tai yra meilė, tai yra džiaugsmas, tai yra ramybė, viso to, ką mums reikia. Tai yra pati malonė, tai yra dovanai. Ir raginu kalbėti žmonės, kaip jų vidus atsiliepia į kažkokią tiesą. Nes gal mes neišmokyti, bažnyčiose klausom pamokslo ir tu paklausai ir viskas. Bet kai mes galim bendrauti, kramtant Dievo žodį ir pažiūrint, kaip mūsų vidus reaguoja į tai, gal ankstesni mokymai, gal kažkoks kampas ne tas. Ir aš raginu juos kalbėti apie tai, kad atnešti į šviesą. Būna, kad tiesiog nepriimas žodis, sako gerai, tu išgirdai, padėk ant lentynos ir paskui pažiūrėk, paklaus namuose, kaip jau baigsim šventoji dvasia, o ką tu sakysi. Aš vedu į tą tokią patyrimą su Dievu asmeniškai bendrauti, nes tai yra svarbiausiai. Ne tai, kad kažkoks mokymas, teorija, bet į santykį. Į santykį. Kai būna ten, Elvyra, ką Dievas man šiandien sako? Elvyra, aš paskambinsiu tau, tu vakare pasimelsk, nes aš tada gerai užmiegu. Aš sakau, aš ateinu prie tėčio stalo ir man ten nėra vieta, bet jis turi vietą ir tau. Ir tau. Ir jis laukia, kad tu ateitum pati ir jis nori kalbėti su tavim. Mums nereikia bijoti, nes mes esam laukiami. Ir tai yra gyvas, tai yra nematomas, bet gyvas bendravimas. Gyvesnis, negu mes su žmogumi turėtume. Nes mes daug turim įvairių žmonių, su jais santykius ir toli gražu žmogus vieną kalbą, labai gražiai kalba, bet tu jauti iš širdies eina visai kitos vibracijos, kitos bangos. O su Dievu tai labai gera, nes jis pažįsta mus visus. Ir gera yra atiduoti širdį į jo rankas mylinčias. Ir juolab, kad mes esam skirtingi. Taigi, jeigu mes turėsim kažkokią tai vieną programą, jinai tikrai netiks visiems. Netiks. O Dievas į mus žiūri į kiekvieną asmeniškai, jisai prisitaikęs prie tų mūsų linijų, prie poreikių, jisai ir mūsų kūrė. Tai pagrindinė žinia iš tikrųjų ir yra mūsų asmeninis santykis su Dievu. Ne kažkokia doktrina, sekti mokytojų kažkokia ar nemokytojų, bet sekti Jėzumi. Vat ką ir dabar irgi iš Elvyros girdėjau, tu visą laiką tą ir kalbi, kad tavo santykis su Dievu, meilė, ta šviesa, per tai, kad tu turi, per tas tavo dovanas. Ir kadangi artėja mūsų stovykla, tai aš ruošiu seminarą būtent, kaip priimti Dievo meilę ir pasilikti joje. Ir tai yra, kaip ir atrodo, jau viską žinantis, bet tai yra sunkiausias dalykas. Ir Dievas, kaip kalbėjom, kad jis kalba būtent prie kažkokią sritį kiekvienam atskirą. O kai aš pradėjau būtent tą sodininkystę, daržininkystę, tai kadangi Dievo žodžio, ta tiesa yra sėkla ir kai tu paimi tą sėklą ir tu sodini tą purviną žemę ir kai stebi tą augimą, kad iš tos sėklos gali apie 50 kg užaugti, tai tiesiog stebuklas. Ir lapai, vaisiai viską pasako, kokioj žemėj, kaip šaknis maitinasi. O mūsų šaknynas tai yra mūsų mintis. Ir kai Dievas sako, įsišaknykite mano meilėje, tai žiūrėkim, į kokią informaciją mes įsišaknyjam, ką mes nuolat mastom. Ir ar tai meilė? Nes jo žodis pilnas yra ramybės, teisumo, išteisinimo ir meilės džiaugsmo. Ir jeigu mes valgom, sakom, šitą gerą maistą, tai mes nuolat būsim toj Dievo karalystės erdvėj. Nes mes taip ir sukurti, mąstyti tiesoje ir būti tiesume, džiaugsme, ramybėje. Man dar patiko tavo pasakymas mėgautis gyvenimu. Ir tą
norėčiau, kad kažkiek pakomentuotum, nes paprastai žmonėms tik ką susitikus su Jėzumi arba augantiems ir priimantiems tą religinį toną, mėgautis gyvenimu krikščioniai, tai kažkaip tai keistai skamba. Taip. Nes mes turime marinti kūnus, mes turime numirti daugeliu dalykų, išsižadėti, o tu kalbi mėgautis gyvenimu. Pats Edenas, pirmas sodas, kur Dievas patalpino žmogų, Biblijos koledže būtent išlukštena, išnagrinėja, pasako, kad lietuvių kalba tai yra pasimėgavimas. Tai tau iškart keičiasi tas paveikslas Dievo. Nes kaip ir mes gimdom vaikus Edeno ir sodas, mėgam. kaip ir pasimėgavimo sodas. Taip, Edenas. Tai yra gyvenimo pasimėgavimas, o Kristus yra mūsų gyvenimas. Ir tas buvimas pasimėgavimą, tai buvimas būtent Edene. Ir kadangi dėka Kristaus aukos mes esam perkelti iš visų kitų žemių, kur buvo jie išvaryti, o mes dabar dėka jo malonės esam sugrąžinti. Ir tai yra tas nematomas dvasinis sodas, kur mes galim... Bet mes turim taip, aš šiek tiek tave paprovokuosiu, galima? Provokuok, kiek nori. Mes turime tos gykūnus mūsų, tos sunkius, kurių ateitis irgi tokia kaip ir aiški visiems ir jinai nėra tokia labai linksma. Vat kaip su tais kūnais netobulais mėgautis gyvenimą. Aš suprantu, dvasioje mes galim galbūt kalbėti tikėjimų, vidinę būseną, bet vat, ar turi kažkokį komentarą su tais kūnais, kuriuos mes turim, kurie yra tokie netobuli, sergantis? Jo, kūniškas mąstymas nieko bendro neturi su mūsų fiziniu kūnu. Tai yra mūsų namai šitame regime pasaulyje ir jie yra tobulai sukurti šitie nameliai. Ir tik tai Dievas duoda išminties, kaip jas prižiūrėti, nes dvasia ryžtinga, o kūnas silpnas, jam reikia miego, jam reikia atsinaujinimo. Ir jeigu mes buvom perkelti į Dievo karalystę, mes buvom išgelbėti, siela mūsų patyrė išgelbėjimą, tai viskas yra perkelta ten. Į tą šviesą, tiesą ir meilę. Ir kūniškas mąstymas tai yra tiesiog senas mąstymas iš medžio gėrio ir blogio pažinimo. Ir marinti kūną, tai kai aš pastebiu mano kūniškus mąstymo geidulius, nes yra viskas sieloj, net naujintoj, aš atnešu ant meilės aukuro. Aš laisva valia atiduodu tai Dievui, kuris su to susitvarkė ant kryžiaus. Šaknis nukirsta, bet kadangi buvo ilgai įpročiai, manyje programos tam tikros, kūniškai pasielgti, akis už akį, dantis už dantį, savo laimės skinti per kitų galvas, tai visokie tokie dalykai, konkurencijos. O kai tu pradedi pažinti tiesą ir jinai išlaisvina, kad tai, kas iš Tėvo man paskirta, nieks neatims. Ir unikaliai, kai kažkas kitas moka kepti duoną, taip pat aš galiu tai daryti kitaip, nes aš įpakuoju širdimi. Ir Dievas duoda kūrybinių dalykų. Tai kova su kūnu, marinti, ten visą kitą, tai būtent pripažinti savyje, ką iškeli, ką pastebi, atneši tai Dievui ir meilės jėga sudegina tai. Ir tu esi perkeliamas iš šlovės į šlovę, tu eini tokiu keliu. Tai yra paprasta. Gerai, tai mes truputėlį ir pasilikim prie to paprasta. Dabar tu kalbi taip labai lengva ranka. Atneši, ant meilės aukuro padedi, tai paprasta. Pasakyk, kaip tu galvoji, tai sudėtinga, kaip tau, Mariau, pavyksta tą daryti. Ką tu turėjai omeny kūną, kūniškumą, nes... Gerai, aš pasakysiu, ką aš turiu omeny. Aš noriu, kad mes pakalbėtume, būtent akcentuotume tą esmę, būtent dėl kurios ir nesunku tai padaryti. Nes jeigu mes kalbėsim, kad turim
išsižadėti kūniškumo, atnešti, ištraukti iš savęs, palikti be tikėjimo, kad Dievas jis jau priėmė visą tai, be to tikėjimo ir prisimdami savo tą kovą ir garbę, kad mes patys kovojam ir galim, tada tai yra praktiškai neįmanoma, net neįmanoma. Bet atsimeni, mes su tavim praeitose laidose kalbėjom, tu 20 metų buvai krikščioniškam tam pasaulį ir nieko nesikeitė gyvenime. Todėl, kad buvo ta mūsų kova. Aš supratau, kad aš pati turiu savo pastangom šventėti, susitvarkyti su tais, taip nesielgti, taip negalvoti, taip nekalbėti, bet einant mokinystės keliu, tu supranti, kad tai yra nuosavas teisumas, tai yra aš pats, o Jėzus gelbėjo mus nuo mūsų pačių, nes mes patys atsijungę nuo Dievo, nusisukę, mes tapom savo dievais. Taip. Bet mes nesukurti gyventi be Dievo. Amen. Ir kai mes esam jungtyje, kai save neįsivaizduojam be Jo, nes Jis arčiau mano tavo kvėpavimo ir prisikėlęs Kristus apsigyveno žmogiškai gilioj, gelmėj, tai viską jau mes turim, tik tai mes savo supratimu kūnišku, ne pagal Dievo tiesą, melagingą, mes tiesiog ir nutolstam, ir tada iškrypsta mūsų kūnas ir visa kita. Bet vėl mes per tą mokinystę, per pažinimą tiesos, nes aš patiriu, kaip man gera, kai aš išsižadu, atiduodu, taip, aš be tavęs gyvenau, taip elgiausi. Manyje buvo tos visi tie geiduliai. Bet kai tu atiduodi, geidulys vėl gal prieina, bet tu atiduodi, nes tu supranti, kad tėvas turi dar geriau, kad jis mano kvėpavimas, jis apstybę gyvenimo man paliko. Tai reikėtų dasikasti šiaip tai, beldžiam, čia jis atidaro, kas ieško, tas randa, nenustoti, nes jeigu jo nepasitikėti, tai kom tada galima pasitikėti? Jo žodis yra išbandytas. Tai čia vienintelis tas ir yra ta priežastis, kur, kai sakai, atnešam ir taip, tu taip kalbi taip lengvai. O tas lengvumas ir yra tame tikėjime, ką jisai sako, pasitikėjime jo pažadų. Ir, pavyzdžiui, tarkim, jeigu aš savo kažkokią kūnišką dar kažką atnešu, ir aš ją galiu atiduoti, kaip tu sakai, ant aukuro, nes aš žinau, kad jį man bus pakeista. Taip. Kažkokia kita šlove, jo šlove, mano naujimu, aš nebūsiu tuščias. Taip. Bet čia ir yra tas. Ir ne to, kad bus, jau atlikta, viskas atlikta. Ir tai, manyje tas krepšelis yra, o aš tik tai, Dievas laukia, kol aš pastebėsiu ir atiduosiu tai. Nes jis neįsiveržia ir nepriverčia tave. Esmė, neslėpti ten, o nebijoti tos senos prigimties, nes Jėzus jau ją prikalė. O dabar dar mano eilė, pasakyti, kad šito ne ant kryžiaus. Tau atimta bet kokia valdžia. Visa valdžia atidavė Dievas žmogui šeimininkauti žemėje. O jeigu aš patikiu melu, tada aš atiduodu savo valdžią velniui. Taip. Ir tada jis greuna. Aš tampu kūrėja kartu prie tamsos kūrėja, ane? O jeigu jo našta lengva, tai štai aš sakau, kad tai lengva, nes aš patyriau, kai aš bandžiau savo jėgomis ir vėl nepasisekė, ir vėl tu save, plaki, ir vėl Dievui pasižadė, ir vėl tu suklampi, ir jau paskui matai, nėra prasmės. Dieve, kiek prašiau, ir tą dariau, jau maldomis įvairiais meldžiausi, ir tas dėjo rankas ant manęs, ir ten buvau. O tai kaip, Dieve, kodėl tu nedarai, o jisgi atliko? Ta prasme, mano dalis pripažinti, atnešti sunkes naštas ir paimti jo lengvą naštą. Nes aš pastebiu, kai jo teisumas, jo malonė, labai taip iš pagrindų viską keičia. Ir tu žiūri, jau tau nebesinori taip, elgtis kaip anksčiau. Va, būtent, ir kūnas eina iš paskos, svarbu siela atsinaujina. Taip. Taip kaip anksčiau velnias mums melavo per kūniškus tos sensorius, nuodėjo mūsų sielą apgaudinėja, taip iš dvasinio pasaulio dabar
ta tiesa, prisikėlęs Jėzus Kristus, keičia netgi kūną. Ta jėga, pereinanti per sielą, keičia kūną. Taip ir yra sumanimas. Jam reikia, kad dvasia jau tobula, siela atsinaujina pakeliui, einant mokinystės kelių pažinimo, įsižadė tų failų virusinių, pakeitė naujų gyvenimo ir tada viskas, tiesiog į vienybę sueina. Dvasia, siela ir kūnas. Taip kaip Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia, jie turi tą vienybę. Jie vienas kitą gerbė ir jungtyje. Ir mes esam patalpinti į vidų tos bendrystės. Tai ir įeinam į tą bendrystę, kai mes einam į tiesos pažinimą ir įsižadam to seno mąstymą. Amen. Tai palinkėkim, ką nors gero mūsų žiūrovams, gal kokį tokį svarbų dalyką, kurį galėtume pabrėžti, kad žmonės išsivaduotų iš to seno mąstymo. Galbūt jūs, kurie žiūrite Tikiu TV, atpažįstate save, apie ką mes kalbam, apie tos senus mąstymus, apie tas baises problemas gyvenimą, apie tos melus velnio, į kuriuos mes buvome įtraukti. Ir kadangi mes sukurti pagal Dievo atvaizdą, mes turim tą jėgą priimti, jėgą įvykdyti, mintį, tai kas yra mintyje. Velnias darbavosi puikiai ir mes įvykdėm jo melus, kuriais buvom užkrėsti. Bet dabar atiduodam savo narius mūsų mylinčiam Tėvui, mūsų Viešpačiui, Šventai Dvasiai ir kurti santykį su juo. Ir aš galiu palinkėti drąsiai eiti, nepaliauti ieškoti, nepaliauti atrasti to ryšio, bendrystės ryšio. Ir už kiekvienos situacijos savo srities gyvenimo, paklausti Dievę, o kaip tu žiūri. Atiduoti visus širdies kampelius, visus sielos kambarius atiduoti jam. Tegul šviesa iškelia tamsą. Ir auginti tos vaisius. Nes mes kaip Dievas lygina prie medžių, mes esam medžių apsuptyje ir aš kai žalias medis prie vandens pasodintas. Ir jo lapai nuolat žali, nevysta ir nuolat šaknys yra drėkinamos ir gera dirva. Ir savo laiku atneša vaisiaus. Ir savo laiku mes brandinam tos vaisius ir mes pradedam patys valgyti iš jų ir šalia esantį galim pamaitinti. Tai kad atspindėkim tiesą, šviesą, meilę, mūsų kūrėją, mūsų tėvą, gelbėtoją. Atspindėkim jį, nes mūsų žmogaus paskirtis ir yra atspindėti kūrėją. Ačiū, kad buvot su mumis. Ačiū, Mariau, kad kalbinį ir dėka to galiu pasidalinti savo kasdieniško nematomo gyvenimo, bet jis labai yra svarbus, nes žmonės atrodo, kad svarbu tai, ką jie išoriai pateikia, o ten, kur kiti žmonės nemato, kažkaip tai, o Dievas nori atvirkščiai. Taip, jis yra dvasia, jis yra iš dvasinio pasaulio, iš kitos matricos. Taip. O todėl mums ir galbūt nepasiseka užčiuopti to melo ir kažkaip išsivaduoti, nes mes esam apkrėsti šio pasaulio matricos, šio pasaulio melo. Dėl matomų dalykų viską darom, o Dievas sako, kad matomi dalykai jie laikini, dangus ir žemė ateis laikas suges, suviniota bus, o tikri dalykai tie nematomai. Tai tiek, kiek aš nematomų dalykų tikrų įdėsiu į savo širdį, ta dalis ir liks į amžinybę. O nematomus dalykus įdėti reiškia tikėti, nes mes to nematome. Viliamės tuo, ko nematome. Ja. Amen. Amen. Ačiū, Elvyra. Ačiū už pokalbį. Iki pasimatymo. Sudie žiūrovai. Sudie.